atsipalaidavę, jeigu turit kokią tarmę, va kaip aš, tokia Šiauliai/Raseiniai, labai drąsiai kalbėkit, mes už natūralumą, už kiekvieno unikalumą. Prisistatinėt šį kartą nereikės, pasidarėm mes intro. Tėvai čia mes Augustinas ir Algirdas Juškauskai, o Fukso šituokliai jau mūsų praminti M&M'sai Mindaugas ir Mindaugas. Ne, Stoncelis ir Vingilis Mindaugai. Ja. O čia jau pradėsim rimuoti. Tai kaip ir sakiau, iš čia kažkas pateks į šiandienos ir šio sezono finalą, kas varžysis dėl daiktinių, prizinių, piniginių ir trofėjų, kuriuos galėjote apžvelgti viską čia. Pirmasis turiukas, viską puikiai matote, 1 taškas, jūsų atsakymo vertė, klausimai neturi variantų, žinojimo klausimai, pirmieji paspaudę atsakinėja, tad man garsiai sakysit, aš stengsiuosi abi dvi pusės sužiūrėti, šiandien taip sėdėm ir po to ką, kažkas džiaugsis, mažiau tik tai. Karo šūkių neturit? Trūks plyš, kas laimės? Patarmasas! Tėvai čia mes. Mes tiek to mes neturime. Jūs dar galite suprogramuoti šūkį. Pietinis valda. Nu, abudu iš pietinė. Abudu. Ir gimė, ir augė. Ne. Kas antras? Kas antras pratinks, ne? Tai ką, tai pradėsim nuo pirmojo klausimo. Kas buvo Prancūzijos karalius nuo 1547 iki 1559, kada ir mirė? Įvardinti reikia ir vardą, ir skaičių, kuris būdavo prie to vardo. Nežinau. Liudvikas 14 koks. Ne Liudvikas. Aš patį būčiau sakęs, bet tai dabar kas? Bet tai čia spėjimo būdu. 1,5. 1,547, 1,55, koks nors Karolis. 7. Ką žinau, pirmasis. Ne, bus vėliau. Ką nors sakyk. Karolis 7. Ne, tai yra Henry II, Henrikas II lietuviškai būtų. Tai pradedam nuo 0-0, va taip smagiai. Antrasis turėtų būti itin lengvas, kol žodis paslėptas. Japonija. Taip, ir matote net raštą japonišką. 0-1. Fuksas šituoklę greičiau sureagavo. Štai dar ir parodau. Skaitėt gal? Tu? Na, tai iš jūs paprasta. Trečiasis. Kurios programėlės tai logotipas? Viber? Taip, Viberiukas. 1-1. Gerai bus plojimai iš čia, bet komanda čia. Ketvirtasis. 76 iš zondo. Marsas. Taip, Marsas. 2-1. Sugėdino, ne? Reikia net neskaityti. Įžvelgiat veidą. Jo, Marso veidukas. Sfinksas kažkoks ir piramidžių tenais. Penktasis. Kaip su žvejyba? Gerai. Prastai. Tai poledinė X stintų žvejyba. Nežinau. Agurkį. Ne agurkinė. Nu, tėvai, greičiau mąstyti reikia. Zbumbinimus čia kažkoks vyksta. Įtraukta į Lietuvos paveldą saugomą. Šimtapukis kažkas. Neilgai. Kol išgersi vieną. 3, 2, 1. Jūsų variantas? Pūkis. Labai teisingai sakei, tai yra bumbinomoji žvejyba. Bumbina čia kažką. Bumbinamoji. Ai, aš gal kas tintų rūšies. Aš ir galvoju, čia Ne, čia specialus įkišva tokį. Ir ką? Pabaigiam paskutiniu. Kurio gamintojo tai logotipas? Blackberry. Taip, Blackberry. 3-1. Nu, iš 6-4 atsakėm. Puikiai. Tėvai čia mes. 3 taškai. Fukso šituoklė 1.
Ir kelsimės į antrąjį turiuką, kur jau 6 klausimai, atsakymo vertė ta pati 1 taškas, bet čia jau turėsite atsakymų variantus. Taigi visada pirmieji paspaudę renkasi atsakymai ir atsakinėja, bet jeigu žinote ir be atsakymų variantų, drąsiai spauskite, sakykite, jeigu tai teisingas, gausite 1 tašką, jeigu neteisingas, dėja, bet konkurentai galės viską ramiai išklausyti ir be skubos pasirinkti vieną iš variantų. Tai matomasis gvaranių mitologijoje bjauri būtybė su dideliu falu, kurį matot aplink save apsivyję, vaisingumo dievas. Koks būtybės vardas? Falata, Garuma, Kurupi, Pusiri. B. Garuma. Ne, Garuma nėra tokio mitologinio, išgalvojau. Tu turi variantų? Neturiu, turiu 3 variantus. Netgi 3. Netgi 3. Falata kaip. Bet tas labai su falu susijęs. Su falu, čia sugalvoju pats. Tai gal C koks? Pusiri, kur. C tegu būna. Dar bandom C? Bando C? Taip. Kurupi yra tikrasis jo vardas. 3-2. Čia labai gerai pasakai, kad su falata tai su falu sugalvojau, o po to su pusiri irgi. Irgi su kažkokiu. Su falu. Į tą pusę. Iš pusės. Antrasis. Nesiseka. Amerikoje egzistuoja prezidento pareigų perimamo linija, kuomet šalies prezidentas negali atlikti savo pareigų ir jas privalo perimti kitas asmuo. Kelintas šioje hierarchijoje, tai yra linijoje, yra šalies gynybos sekretorius. 3, 4, 5 ar 6. 3. Ne 3. Tai gal 4? Turėtų būti greitai. Tai 4 bandom. Ne 4. 5. Padovanotas taškas, nes tai yra 6. Gynybos sekretorius pasirodo greitai negauna. Turi dar kitiem atsitikti nelaimės, kad jisai paimtų pareigas. Po žmonos matyti. Žmona, šuniukas. Kaimynai. Monika. Tai ką, 3-3 lygiosios. 3. Kuo pagarsėjo Dono kazokų atamanas Jermakas? Buvo vienas pirmųjų Sibiro užkariautojų, pakvietė į dvikovą Rusijos carą, tarnavo Prancūzijos kariuomenės generolu, vedė Kinijos imperatoriaus dukterį. Buvo Sibiro užkariautojas. Taip, jis žinomas kaip pirmasis Sibiro užkariautojas. Žinomas Tai faktas, reikėjo ne? spausti. Nežinau variantų. Žinau atsakymą, bet variantų nežinojau. 4-3. Gal kas nors. Ir 4. Kiek Lietuvos partizanų ir jų rėmėjų apytiksliai žuvo pokario rezistencijos metu. Tai čia rašytiniai šaltiniai knygos teigia, kad apie 5000, 15, 22, 30. 22. Ne 22. Žinok, nedaug. Nedaug turėtų būti. Aš manau, kad pats mažiausias. Nuvodė. 5000. Ir ne 5. Jums liko 15 arba 30. Jiems leidžia Nu, galvoti. galvok. Žuvo. Noriu sakyti, kad 15. B15. Ne, priskaičiuojama, kad 30 000 žuvo ir antras padovanotas taškas. 4-4. Jau susikeikiau. Mes nežaisdami laiką. Išpyps. Mes per fuksą žaidėm. Du jau taškai padovanoti. 5. Kaip vadinasi kardinolų susirinkimas, kuriam pirmininkauja popiežius, skirtas aptarti Romos katalikų bažnyčiai svarbius klausimus? Sinodas. Ne sinodas. Tai konsistorija, legatorija, romotorija, sanktuarija. Vis tik nežinau, bet ko. Nu, šiandien. Legatai susirinka, tai legatorija. Sakai? Nu, bandom. B. Ne legatorija. Kitas tenais pas jų Reikėjo dalykas. jiems 6 užrašyti ir iškart įkreičiukus nuliukas eit su mūsų sėkme šiandien. Taip, tai yra konsistorija. Visus prašaunam. 4-5. Trečias prašautas. 3, kur 50-50. 2 atmetam, tas arba tas. Šaunam. Tai visus čia tris mes šitom prašaunam. turėti tik 1 tašką pasiėmėm. Taip. Labai nesiseka. Ir 6.
Kurios pingvinų genties nėra? Viena išgalvota, trys yra tikros. Tai akiniuotieji, kuoduotieji, mažieji, pūkuotieji. Kurią išgalvojau? Pūkuoti. Tai pūkuotusių nėra. Bet aš būčiau atsakęs. 4-6. Fuksas šituoklį įsiveržė į priekį vietoj 3-1, kai buvo pirmame ture. Bet manau, tėvai čia mes neliūdė, nes nedidelis atsilikimas, o turi teisę rinktis pirmieji temą trečiame ture. Tai trečiasis turas, kaip visada, kryžiukai, nuliukai ir žaisime tol, kol kažkas užbrauks savo pasirinktą liniją arba tol, kol nebebus galimybės užbraukti. Čia jau be skubos kiekvienas turės galimybę apmastyti 40 sekundžių, 2 taškai už teisingą atsakymą, 1 taškas už vagystę ir, žinoma, užbraukus liniją gausite dar papildomai 2 taškus. Kaip visada mūsų kameros kairėje yra tėvai čia mes ir jie yra iksiukai, o dešinėje Fukso šituoklė yra nuliukai. Iksiukai pradės, tėvai čia mes renkasi temą iš Malti kviečiai su rizika, Švęsti pergalę, Gralio istorija, Gubernija, Išeivijos atstovas, Ji tobula moteris, Miestelis, lietuviška spauda, Senovinis žaidimas su bonusiuku. Nežinau, aš irgi nieko, ką jam. Gubernija, reikia Bandom vidurys. Nu tai bandom viduriuką Išeivijos atstovą. Išeivijos atstovas. 2013 rugsėjo 30, būdamas 90 mirė iškilus Amerikos išeivijos ir Lietuvos veikėjas. Buvo užėmęs ir užsienio reikalų komiteto pirmininko kėdę. 2004 apdovanotas Vytauto didžiojo ordino komodoro didžiuoju kryžiumi. Kokia asmens pavardė, kuri gali asocijuotis ir su laipsniu ir procentų turinčiu? Bobelis. Taip, ir Bobelinę turėjom padėti. Atsimenu, Gubernija. 6-6. Kampą kažkur. O Bobelinę Gubernija gamina. MV Group. Reikia kažkaip iš kampo, nes Gubernija mums nieko Kur čia mūsų tasai... Kas Bobelinė? Kas gerėt? Pasakykit. Kas gamina Bobelinę? O, tai MV Group? Puikus. Taigi, nuliukai, Fukso šituoklė renkasi. Imam. Senovinį žaidimą. Senovinis žaidimas maksimaliai 3 taškai, jeigu viską atsakysite. Čaturanga ir čaturandža lyg ir dabartinių šachmato prototipai. Vienose žaidimo versijose sėkmę žaidime lemdavo ne tik žaidėjų logika, kiek atsitiktinumą paremti X-as. Galimai sėkmę pritraukdavo ir papūtimas. Kas yra X? Jeigu teisingai atsakot, galite atsakyti bonusą, kurioje šalyje atsirado šis žaidimas. Taip gausite 1 tašką. X-as kauliukai. O Indija turėtų būti. Arba Kinija. Indija. Kauliukai ir Indija. Ką, galiu pasakyti, kad 3 taškai, 6-9. Taigi, mesdavo kauliukus ir Indijai išrasta. Čia galėjote ir iš nuotraukų pamatyti dramblius, kurie turėtų nuvesti. Tai va, yra 2 versijos, kur žaidžiama grinai kaip šachmatai 2 žmonių, arba yra kita versija, kur žaidžia 4 žaidėjai. Ką man dabar reikia? Nu, puikiai mes čia pradedam. Kažką, kas ne jų eilėse, kad jeigu pavoks, kad neužsidarytų. Kviečius. Jie neužsidarys ir taip, rimtai neimkim. Švęsti pergalę. Galim tą imti. Nu, bandom. Švęsti pergalę. Žadat? Bandysim? Švęsime pergalę. Šiandieną važiuodami į žaidimo vietą galėjote susidurti su juo. Jei sumastysite namie švęsti pergalę, galimai jam teks panaudoti dalį savo jėgos. Aišku, jei su gubernijos gautais prizai švęsite, tai jo net akise nematysite. Kas yra jis? Nieko nesuprantu. Traukiniu su vairu, jo akise nematysite. Tai prasme, su gubernijos prizas, tai reiškia, girtas negali to daryti. Nesutraukiamis sausus. Galimai jam teks panaudoti. Tai su dviračiu. Dviračių gamykų. Vairas, jo vairas. Turbūt
Jeigu Girtas negali. visi sėdami švesti pergalę, galimai jam teks panaudoti. O šito nesuprantu. Nežinau. Sakom, vairas, laikas baigęs. Dviračiai. Vairas? Dviratis. Ne vairas. Ar vagiam? Kamštis. Taip, kamštis. Galėjote papulti į kamštį, šampaną, jeigu šausite namie, tai reikės panaudoti jėgos. Nieks nesiseka. Ir gubernijoje gaunate skarduose prizus ir ten kamščių nėra. Tad pavogta 60 pulso švytuoklė išsivežė į priekį. 6-12 bus. Dar labiau. Kur reikia? Pala, kur dabar mes eisim? Arba čia, arba ten. kur nors. Nes rizika, žinot, ten bjauriai. Du keliai, kurį renkamės. Bandom spaudą ten. Spauda? Man nepatinka. bet- Man irgi nepatinka. O gal imam miestelį? Taip, O gal taip moteris? reikės. Moterį paskui. O gal moteris? Šeršėlė fem? Kuri jums tobula moteris? Miestelis arba spauda, taip ar taip abiejų reikia. Žmona pasigėdo atsakymą. Arba šitai. Nu tai va, ten sėdi. Ne, stovi. Pavažiavo visai. Žaidimas. Man nepatinka nei vienas čia, net moteris. Nepatinka net moteris. Tai arba miestelis, arba spauda. Gal jiem Tai man dabar tas spauda. Imam spaudą. Spauda nepatinka, bet imam. lietuviška. O ir lengvas klausimas. Spaudos draudimo metai šiame mieste buvo spausdinama lietuviška literatūra, iš kur knygnešiai ją neždavo į rusų valdytą Lietuvos dalį. Kuris tai miestas? Klaipėdus panašus gerbas, bet čia neturi būti. Ne, taip. Čia koks Jurbarkas. Aš tą patį galvoju, tiksliai nežinau. Čia Vat ir suklydau, kad lengvas. yra Tilžė. Tau visi lengvi, tu juos Karaliaučius. Ne, bet kažkaip galvojau, kad šis labai žinoms Spaudos faktas. draudimo metais šiame mieste spausdinama Karaliaučius. Pasakys? Aš nežinau, netražau nesupratau. Prie vandens. Prie vandens pilis kažkokia, raudondvaris. Karaliaučius, nu ką čia tau pasakys? Nu tai sakyk, aš žinau. Tai Karaliaučius. Netoks jau lengvas. Ne Karaliaučius. Tilžė? Taip, Tilžė arba Sovietskas. Koks gal sovietskas? Tilžė. Bet tais laikais, tai 70 vagystėm apsikeista. Va, Gerai, gerai. sakiau, gal kitą sezoną reikia pradėti nuo duodamo klausimo kitiem, kurio nenori, patiduoti kitiem. Arba gubernija, kad jie negalėtų užsidarinėti. Palauk, mūsų iksiukai. Mūsų iksiukai, nes mes čia nieko nepadarysim. Miestelė Čia arba išvis kur dar gubernijos, galima arba taip, vertikalus, arba įstrižai. Šitaip dar. Jeigu jie man istoriją. Jeigu jie pavagia, tai tada jie turi du užsidarimus. Rizikinga. Kiekviena komanda po du kelius turi. Žinau. Jiems dabar Miestelis. reikia miestelį. jau niekaip. Miestelis. Kužį. Sakai, tvirtinant? Ne. O jeigu tamsoj dvigubinas? Pasak bažnyčio šaltinių 1608 arba 1612 šiame miestelėje prie piemenėliams apsireiškė švenčiausia mergelė Marija aš su tikrai kūdikėliu daugiau ant rankų, kurie vėliau buvo atvaizduoti šio miestelio herbe. Nuo to laiko tai šventas miestelis, į kurį traukė visi piligrimai. Prancūzija. Šiluva? Tai yra Šiluva. Geografija, geografija, spiritu. O tai bijota, ne? Bet gali, jeigu mes prakešam, Ne, miestelio tai nebijoju. Šakį reikia jam. Jo, reikia. Nu, biški. Nu tai ką, prisižaidėm? Nu, gralis. Tenka Gralio istoriją pasidomėti. Sakytų. X Gralio istorija yra nebaigtas de Troyes romanas, kurį jis parašė senąją prancūzų kalbą 12 amžiaus pabaigoje. Koks vardas slepiasi po X? Pradžiai spėti padės ir Iranas iki 35-ųjų. Sakysim, Per pradžią. Žanas Persija buvo. Iranas buvo Persija, bet pradžiai padės tik tai. Tai ką čia galima padėti? Tiesiog pradžią. Persijas, koks jau. Persas. Persimonas. Persivaidas. Nežinau. Persis? Bandom? Aš žinau. Persis? Ne Persis. Persivalis? Taip, teisingai sakei.
10-10 ir dar jie turėjo, pasakė teisingą, bet nuklydo į Persis. Taip, apie Persiją kalbėjau ir atsakymo pradžioje Mes Persija eilutę turėjo padėti. Taip, taip. Tai ką? Dabar neatsipalaiduos. 10-10, bet to nesibaigė, nes tėvai čia mes užbraukė, ketvirtam ture vogdami eilutę. Reikia bent vieną atsakyti. 12-10 baigėsi šis turas ir laukia tik įdomybės. Ketvirtasis turiukas. Ketvirtasis turas, tik 2 klausimai, kiekvieno atsakymo vertė 3 taškai, kaip visada čia gali būti arba žinojimo, arba išmąstymo klausimas, koks jau papuls toks. Ir primenu, kad 12-10 Fukso šituoklė pralaimi, tėvai čia mes laimi. Tad labai svarbus taškai, 6 maksimaliai. Tai galima keliauti į 5 turą, o gali viskas baigtis ir čia. Tai kas pirmieji paspaus, tai atsakinės, o pirmasis ilgas klausimas. Jis kvalifikuotas mūrininkas, entuziastingas sodininkas. Jis parašė daugiau knygų nei Čerčilis. Taip, tai Winstonas Čerčilis. 12-13, net nereikėjo daskaityti. Žinot, ką buvo menininkas? Taip. Ir Nobelio premiją. Bet Pablo Picasso neatsakė, kad būtų, jeigu ne politika, būtų vienas garsiausių menininkų. O jūs? Nespėjom, Bet per žinot, lietai skaitėm. tai mes keliamės į antrąjį. Pratybose Narsus Grifonas 2024 išbandytas dvišalis Lietuvos ir Lenkijos X planas. Smagu, kad vėl Lietuva ir Lenkija susivienijo, kad Maskvai veiktų. Žalgirio mūšis. Ne Žalgirio. Priminsiu, kad senovėje X mūšis pažymėtas mūsų, kartu žinoma su Lenkų pergalė. Tai koks tas pavadinimas po X slepiasi? įveiktų dvišalis planas, Lietuvos Lenkijos. kad Maskvą įveiktų. Ten Algirdas ten daidavo Oršų. Ir žinau, kad ten laimėjant. Nu, gerai, nu, tai Bandom Oršą. Taip, tai yra Orša. Dabar iš pirmo turime atsakyti. Tai ką, 12-16 baigėsi šis turas ir Fukso šituoklė finale, nes paskutiniam šansė tik 4 taškai lygiųjų negali būti, tad tėvai čia mes gaila, bet krenta. Tai ką, tai Fukso šituoklė dar prizų negaus, nes jie keliauja į šiandienos finalą ir bus tenais apdovanoti priklausomai ar laimės ar nelaimės. O tėvai čia mes apdovanoti ir mūsų Trail Room, ir gubernijos, ir Shopės G, ir žinoma IQ kovų prizais. Tai ačiū, kitą sezoną sėkmės, naujos. Mikrofonus palieka, čia paliktas tenai. Gubernija. Čia visi savi. Va, dėkui. O, Rankos dreba jau. gerai. Jau kraunuosi. Atrodo, kad negeros atsigėri, kad jau rankos drebėti pradeda. Kraunuosi. O gal iš tiek. Nu, šiandien nesisigėdžiau. Ta Čerčilį. Aš iškart pagalvoju Čerčilį, nes jau ką apie klausimą. Aš irgi, nes aš tik baigiau skaityti ir jie jau bespaudė. Ne, šiandien ne. O kai spaudi, tai nepataiko. Nespaudė, žinai. stop kadrą padaryti. Planą įvykdėm. Prasileidom bumbinimas, prasileidom prisivarę. Nu, aišku, čia vienas iš variantų. Bumbinimo tai aš iš karto pasijudėsiu. Man norėjosi stintos pavadinimo, o ne žvejybos pavadinimo. Kokios dar stintos, fucking. Nu, tai mes top 2. Per Fuksą.
Aš kitų mūšių nežinau, tas nežinau, kad čia buvo prieš kelius metus Oršos mūšių metai. Jo, tas Oršos, man ten norėjusi, kad tarpusavio Lietuvos ir Lenkijos karas, man perbėgo mintį mūšiai, kad jų tarpusavio, kol nedaskaičiau iki galo. Čerčilis tai buvo labai paprasta. Jo, reikėjo skaityti ten, jau mačiau Nobelio premiją. Nobelio premijos turėjo gauti taikos, bet gavo literatūros.